Mano vardas yra Nikita. Šiandien pravesiu webinarą apie vieną iš mūsų produktų, vadinasi Endpoint Central iš ManageEngine. Tai va, kaip ir minėjau, šiandien kalbėsim apie ManageEngine Endpoint Central, tai centralizuotų renginių valdymo įrankis, kuris padeda lengvai valdyti įrenginius, padeda dirbti greičiau ir efektyviau. Tai iš pradžių norėčiau pakalbėti apie šiuolaikinius IT iššūkius. Tai pirmas, tai tikriausiai, kas daugiausiai mes sutinkam savo profesiją, tai yra daug skirtingų įrenginių. Įmonės naudoja tiek ir iPhone'us, tiek ir Android'us, Windows'us, iOS'us, Apple'us, Linux'us. Tikrai yra daug įrenginių ir ne visi produktai palaiko tos įrenginius. Tai vat Endpoint Central palaiko, aišku, prie to vėliau prieisiu po demonstracijos, tai palaiko visus šitus įrenginius. Tai taip pat yra, kad daug skirtingų įrankių, dažniausiai įmonės naudoja skirtingus įrankius kiekvienam funkcionalumui, ar tai būtų nuotolinė prieiga, ar tai būtų kažkoks tai valdymas, kontrolė, mobile device managementas, tai dažniausiai įmonės naudoja jau daug skirtingų. Ir aišku, kad nėra centralizuoto diegimo valdymo. Labai dažnai būna, kad įmonės atnaujina visus savo įrenginius rankiniu būdu, kas užima tikrai labai daug laiko, daug resursų ir išima, taip sakant, žmogišką resursą. Tai kas yra Endpoint Central? Endpoint Central čia, kaip ir minėjau, čia yra centralizuota darbo vietų valdymo sistema, programa, kurie padeda žmonėms efektyviai valdyti savo darbo vietas, serverius, mobiliusius telefonus, planšetės, net galima ir printerius, faktiškai viskas, kas turi IP adresą. Tai yra viena platforma viskam, valdymui, diegimui, apsaugoj, administravimui, stebėjimui ir daug kitų dalykų. Tai iš pradžių turėsim jums klausimą, ką darytume, jeigu per valandą reikėtų atnaujinti 1000 kompiuterių. Nes tikrai buvo tokių situacijų, ypač didelim įmonėm, kai reikia padaryti kažkokį kritinį atnaujinimą ir tai daroma arba rankiniu būdu, arba per kažkokias programas, kurie nėra centralizuoti. Tai šitas vienas įrankis, kuris padeda tai padaryti per patį mažiausią laiką, tai kai tai gali užimti vienu žmogui 30 minučių prie kiekvieno kompiuteriu, su šita programa mes galim tai padaryti per 5 minutės visiems kompiuteriam. Einant toliau, kaip ir minėjau, viskas yra vienoj platformoj. Taip pat šitas įrankis turi savo mobiliąją programą, tai jums faktiškai nereikia būti darbo vietoje ar prie savo kompiuterio, kad kažką suvaldyti, sukontroliuoti, stebėti ir taip toliau. Tai labai mažina rizikas ir kaštus. Kurius operacinės sistemos palaiko šitas produktas. Tai vėlgi, kaip ir prieš tai kalbėjau, dažniausiai būna, kad ne visi operacinė sistema yra palaikomi, tai šiuo atveju visi nuo Apple, Android, Windows, Linux, nuo Windows XP iki pačio naujausio, tai nuo pačių naujausio iki pačių seniausių versijų viskas yra palaikoma. Tai norėčiau prieiti prie pačius, aišku, funkcionalumus, kas tikriausiai yra įdomiausia. Čia mes turim sąrašą visų funkcionalumų, kaip ir aplikacijų valdymą, konfiguracijų valdymą, nuotolinę prieigą, naršyklių valdymą, naršyklių kontrolę, analytics prie ataskaitų. Tai tikrai šitas produktas padengia daug iš reikalavimų, iš IT, taip sakant, reikalavimų. Taip pat noriu paminėti, kad šitas produktas gali dirbti kaip ir on cloud, kaip ir on-prem, turi savo MSP versiją, tai tikrai visas galimybės yra. Taip, prieisim prie funkcionalumo apžvalgos. Iš mano patirties norėčiau pakalbėti apie 5 funkcionalumus, kurie yra, kaip pastebėjau, pati aktualiausi. Tai yra diegimo valdymas, nuolatinė prieiga, nuolatinė kontrolė, mobilių įrenginių valdymas, inventorių valdymas ir operacinių sistemų ir softo deploymentas. Tai pradėsim nuo diegimo valdymo.
tai yra automatinis atnaujinimų diegimas ir pažeidimų aptikinimas. Tai ką tai reiškia, kad agentas žiūri į kokias programas jūs šiuo laiku turit, žiūri kokias atnaujinimus jums reikia padaryti ir išduoda jums va tokį gražą dashboardą, kur viską galima pamatyti, kurių reikia, kurių nereikia, ką tai gali reiškia, ar tai yra kritinė kažkokias problemų pažeidimas ar ne. Einant toliau, tai nuotolinė prieiga, tai nuotolinis prisijungimas prie visų įrenginių, ar tai turi būti kompiuteris, laptopas, gali būti telefonas, planšetė, prie jų galima prisijungti nuotoliniu būdu labai greitai ir efektyviai, kad padėti savo vartotojams per atstumą. Einant toliau, tai mobilių aplikacijų, mobilių įrenginių valdymas. Tai kaip ir minėjau, telefonų, planšečių, kompiuterių valdymas, viskas vienoje vietoje, galima suvaldyti tiek ir pačius telefonus, ta prasme jų nustatymus, iki tokių dalykų kaip appsų, Wi-Fi nustatymų, VPN nustatymų, slaptažodžių valdymas, tikrai iki labai smulkmenų galima daryti, bet per demonstraciją viską parodys. Ir einant toliau, tai inventorio valdymas, kur galima matyti visą informaciją apie jūsų, taip sakant, inventorių, apie jūsų galinius įrenginius, ką jie naudoja, kokį softą, kokį hardą, kuris nustatymus jie turi, kada paskutinį kartą jie buvo prisijungęs, licenzijų stebėjimas, taip pat gauti ataskaitas prie tų licenzijų, kad jeigu ateina laikas, kad licenzija pasibaigs, gauti ataskaitą, kad šiuo laiku reikėtų atnaujinti tokias ar tokias licencijas. Ir aišku, yra softo deploymentas ar operacinių sistemų deploymentas, tai operacinių programų diegimas, atnaujinimas, ribojimas ir taip toliau. Norėčiau dabar prieiti prie demonstracijos, parodyti, kaip taip atrodo, taip sakant, live versijoje. Leiskit. Tai va, galim prieiti prie demonstracijos. Kai mes prisijungiam į šitą produktą, mes matom patį pagrindinį, taip sakant, dashboardą, kuris yra pilnai pagal save galima nustatyti, pagal tos, taip sakant, reklamas, kurių jums reikalingi. Galima čia viską padaryti, bet praeisim pro beveik kiekvieną iš funkcionalumų. Visi funkcionalumai yra iš viršaus ir kai tik mes paspaudžiam ant vieną iš tų funkcionalumų, iš kairės pusės mes gaunam savo, taip sakant, tokį meniu, kur galima kažką daryti su to funkcionalumu. Tai pirmą prieisiu prie atnaujinimo valdymo. Iš karto mes galim matyti, kokius pažeidimus mes čia turim, dėl ko jie čia yra, ar jie yra kritiniai, ar jie yra nekritiniai. Ir prieisim prie pačių atnaujinimų. Mes galim pamatyti, kad, tarkim, šiuo metu mums trūksta 34 atnaujinimų ir kad jų atnaujinti tai yra 2 paspaudimų reikalas, 2 klikų reikalas, taip sakant. Spaudžiam, pasirinkim, kuriuo mes norim atnaujinti, spaudžiam atnaujinti ir viskas. Procesas prasidėjo, po tai irgi galima per compliances ir ataskaitus pastatyti tam tikras ataskaitas, kad po to gauti ataskaitą, kad tiek atnaujinimų buvo įdėkti, tiek nebuvo, kokia buvo priežastis, jeigu nebuvo, ir viską pagal save nustatyti, kad jums būtų kuo patogiau. Taip pat, kaip jūs galite matyti, šitas produktas palaiko tikrai labai, labai daug atnaujinimų, jis pastoviai skanuoja internetą, kad žiūrėt, ar yra kažkokie tai nauji atnaujinimai, bet ir dar prie to galima, aišku, ir savo kažkokių tam tikrų atnaujinimų pridėti čia. Einant toliau, taip pat šitas funkcionalumas turi savo testinę aplinką. Ta prasme, jeigu jūs turit kažkokį vieną atnaujinimą, kuris jūs nesat tikrus, ar jis reikalingas, ar jis suveiks taip, kaip reikia, galima panaudoti tą testinę aplinką, sudėti šitus atnaujinimus čia, pažiūrėti, kaip jie suveikia ir jeigu viskas gerai, jau dėti į live serverį. Taip pat galima visus šitus atnaujinimus automatizuoti, tarkim, pastatyti automatinę taską, kad tarkim, kad sistema agentas tikrintum kas savaitę, ar išėjo kažkokie tai atnaujinimai, ir jeigu jie išėjo, jie gali automatiškai būti įdėkti ir vėlgi prie tos gauti ataskaitą, tarkim, kas savaitę, kas mėnesį, kaip kam patogiau. Einant toliau, mes turim softo deploymentą, kur vėlgi irgi mes galim instaliuoti, dėkti, net pasakyčiau, softus,
į jūsų aplinką, tai jūs galit jų dėkti, jūs galit jų drausti, palikti tik tam tikrą softų kiekį, kuris būtent reikalingas jūsų įmoniai ir kad visus kitus softus galima uždrausti. Taip pat prie to, aišku, yra self-service portalas, kur galima įdėti tam tikrus softus, kurie yra, taip sakant, whitelistinti, kurių galima būtų naudoti jūsų įmoniai. Čia jis naudojamas tiem reikalams, kad jeigu ateina, tarkim, kažkoks tai naujas žmogus į darbą, jam reikia tam tikrų programų, tai galima padaryti arba per self-service portalą, arba automatiškai jam sudėti. Tai čia jau kiekvieno, taip sakant, pasirinkimas, kaip kam patogiau. Ir dar pamiršau paminėti, kad pas mus taip pat yra chatas. Jeigu jūs turit kažkokių klausimų dėl funkcionalumo, dėl kažko kito, drąsiai rašykit chatą, aš jį matau, atsakysiu visus klausimus. Tai einam toliau, pakalbėsim apie patį inventorizaciją, kur mes galim pamatyti visus įrenginius, kuriuos mes turim savo aplinkoje. Ar tai būtų kompiuteriai, ar tai būtų mobiliai device, ar tai būtų serveriai, viską galima pamatyti čia. Nu ir kaip pavyzdį, prieisiu prie vieno kompiuterio. Čia mes galim pamatyti visą informaciją, kiek diskų yra išnaudota, kokius procesorius jis naudoja, koks yra device typas, kiek ramų jis naudoja. Nuo sistemos iki pačio hardo pažiūrėti visą informaciją, kokias programas naudoja, kokius sertifikatus turi, geotrackingas, failų detalės, kokie yra failų tipai, padaryti jam tam tikrus apribojimus, tarkim, man, nežinau, kameros kaip pavyzdį, Bluetooth'ą. Net galima padaryti apribojimų iki USB lygio, kad yra kompiuterio USB portas ir jam galima nustatyti tam tikrus nustatymus, kad per jį, tarkim, galima būtų jungti tik klaviatūrą. Nieko kito. Tai jeigu darbuotojas ar šiaip kažkoks žmogus bandys įjungti kažkokią flash drive, jis net nebus, kompiuteris jį neregos visiškai. Aišku, taip pat galima daryti USB auditą, žiūrėti, kas buvo prijungta, kada buvo prijungta, kokiais tikslais ir taip toliau. Einant toliau, norėčiau parodyti vieną iš gal geresnių funkcionalumų šito produkto, tai yra mobilių įrenginių valdymas. Atleiskit sekundę. Tai va, kaip ir minėjau, yra mobilių įrenginių valdymas, kuris irgi kaip ir visose funkcionaluose gauna savo dashboardą. Dashboardas yra pakankamai suprantamas. Prieisim prie pačio managemento arba gal geriau prie inventorio iš pradžių. Jūs galite matyti, kokius telefonus jūs turit, kokie tipo jie, ką jie naudoja. Ir viskas kaip ir buvo faktiškai čia per šitą inventorių, bet čia suėjusi su mobilių įrenginių. Kadangi mes savo sistemą neturim dėtų mobilių įrenginių, jis rodo tik kompiuteris, bet logika yra ta pati. Galima kontroliuoti, kokios aplikacijos naudoja, vėlgi drausti jų, blocklistint, taip toliau, žiūrėti patį lokaciją, datą, daryti skandus, žiūrėti net galima iki tokių smulkmenų, kad pažiūrėti, kiek baterijos liko. O einant prie pačio valdymo, mes galim vėlgi sukurti savo aplikacijų saugyklą, kur kaip ir soft'e žmogus gali, darbuotojas gali ateiti, atsiųsti tam tikrus aplikacijos, kuriem reikalingi, automatiškai dėkti atnaujinimus, prisijungti nuotoliniu būdu, gauti kažkokius tam tikrus alertus, tai tikrai galimybių yra labai daug. Taip pat galima kurti profilį pagal naudotojo, pagal grupės, pagal ofisą. Kaip pavyzdį sukursiu Android profilį. Kur mes tikrai dabar galim matyti, tame profilį mes galim valdyti ir kontroliuoti beveik viską. Nuo slaptažodžių, kai naudoja, nuo tam tikrų apribojimų, pagal patį funkcionalumą, apribojimai dėl aplikacijos, dėl saugos, dėl pačio telefono apribojimai, ar galima skambinti, rašyti žinutės, lokacija, pats displayas, net iki tokių smulkmenų,
procentai. Tai vėlgi, einant toliau, galima kontroliuoti nuo Wi-Fi, VPN, kas yra pasijungti. Dažniausiai dar pasitaiko, kad žmonėms reikia suvaldyti patį wallpaperį, kad jis būtų tam tikro, tarkim, su jūsų įmonės logo, kaip pavyzdį. Net ir yra kiosko režimas, kur iš telefono galima padaryti faktiškai meškofoną, atjungti jam tam tikrus mygtukus, status barą, task managerį. Tai tikrai kontroliuoti galima iki pačių mažiausių smulkmenų, iki tokių dalykų, kad galima, tarkim, telefonį padaryti taip, kad atidarius telefoną jūs turėsite tik vieną mygtuką, tik vieną aplikaciją, tik tam, kuris yra skirtų jūsų darbui, o visi kiti funkcionalumai bus uždrausti. Tai einant toliau, mes turim naršyklio valdymą. Vėlgi, logika ta pati, iš viršaus mes turim funkcionalumus, iš kairės mes turim, taip sakant, meniu, kur mes galim kontroliuoti, kaip veikia naršyklė, kokios naršyklės galima naudoti, kokios svetainės galima naudoti, kokius addonus, extensionus galima naudoti. Pridėti savo tam tikros politikos prie addonų, prie kažkokių filtrų, kaip ir minėjau, kokį patį naršyklę naudosit, web filtrą galima pridėti. Kaip pavyzdį parodysiu, kaip tai atrodys. Pridėti, tarkim, kažkokį filtrą, kad tik LLC sertifikatų galima būtų prisijungti prie tam tikrų svetainių, web izoliacija, browser ribojimai. Tai tikrai jų yra labai daug. Ir vėlgi, kaip ir per mobile device managementą, iki pačių mažiausių smulkmenų galima valdyti tą naršyklę. Einant toliau, norėčiau parodyti patį aplikacijų kontrolę, kur veikia visiškai su tą patį logiką. Mes galim padaryti savo aplikacijų grupę, tarkim, prie Windows'o. Ir kaip mes matom, čia jau yra labai tikrai ganėtinai daug aplikacijų įdėta pagal gamintoją, kur mes vėlgi galim jų draust arba leist, padaryti savo tam tikrą grupę tarkim, prie kiekvienos darbo vietos, prie kiekvieno gal departamento arba prie viso ofiso. Ir jeigu jūs nerasit tam tikros aplikacijos čia, aišku, galima pridėti ir savo. Einant toliau, norėčiau parodyti dar šito produktą, taip sakant, įrankius. Tai vienas iš galingiausių, tai yra nuotolinė prieiga. Parodysiu, kaip tai atrodo. Iš pradžių mes turim pasirinkti visus, taip sakant, nustatymus, kaip mes norim jungtis prie to kompiuterio, ar mes norim, kad mus matytų ar ne. Dažniausiai būna taip, kai IT inžinieriai nori prisijungti prie kažkieno kito kompiuterio, kad, tarkim, nežinau, VPN sukonfigurinti. Dažnai būna, kad žmonės pradeda kažką daryti, naudoti kompiuterį, jie prašo, kad to nedarytų, jie vis tiek to daro. Tai yra labai gera opcija, kad galima, tarkim, atjungti klaviatūrą, galima net patį ekraną atjungti, kad galėtum daryti visus šitus savo, taip sakant, reikalus be jokių problemų. Taip pat tuo metu, kai jūs prisijungiat, galima ir padaryti ekrano įrašą, kas buvo daryta, tai saugumo reikalas tikrai labai geras. Ir galima naudoti patį galinio naudotojo sutikimą su tuo, ar reikia daryti to user confirmation ar ne. Jeigu jūs tai darot, paėmat žinutę, rašot, kad aš prisijungiu dėl tokių ir tokių priežasčių. Tai galima daryti, ar to galima nedaryti. Čia jau būtų jūsų pasirinkimas. O kaip atrodo pats nuotolinis prisijungimas, to parodys. Tarkim, parinkom vieną iš kompiuterių, kurį mes turim šinlainį dabar. Spaudžiam Connect. Laukiam apie 15 sekundžių. Tikrai nedaug. Šiuo metu galite užduoti klausimų, jeigu tokių turit. Ir kaip mes prisijungiam, viskas, mes galim pilnai kontroliuoti šitą įrenginį ir valdyti jį. Tai mes turim savo tam tikrus čia įrankius, kurių mes galim naudoti, kad kažką daryti su to kompiuteriu. Ar jį atjungti, ar kažką daryti, paleis kažkokį command promptą, įjungti device managerį, firewall nustatymai, sistemos informacija, task manageris. Prie to galima ir pačią diską išvalyti, kažkokį group policy atnaujinti, padaryti kažkokį taską,
perkelt failus visų tų metų ir turėti su juo chatą. Tik dabar pamačiau klausimų, tai atsakysiu gal greitai. Tai Edmundas paklausė, ar naršyklių nustatymai apsaugoti nuo vartotojo veiksmų. Tai priklauso nuo to, kaip jūs padarysite to nustatymus. Galima apsaugoti jo, o galima palikti vartotojui pilną kontrolę. Tai čia jau priklauso nuo kaip jūs parinksite. Einant toliau, irgi Edmundas paklausė, ar yra galimybė siųsti mašininius pranešimus į ekraną visiems vartotojams Windows 11. Jo, galima pasirinkti, net tuoj parodysiu. Galima per System Managerį pasirinkti tam tikrus kompiuterius arba jų grupę ir išsiųsti kažkokį pranešimą ar net command promptą jungti. Ta prasme, nereikia jungtis prie tų įrenginių, kad duot kažkokį pranešimą arba jungti command prompt. Dar paklausė Onutė, ar šis produktas atitinka nacionalinės saugumus reikalavimus, kitaip sakant, kokios šalies tai yra produktas. Produktas yra sukurtas Zoho Corporation grupiai, tai yra indų grupė, bet ar atitinka saugos reikalavimus? Taip, jis patinkė daug iš tų reikalavimų. Taip pat šitas produktas jau yra naudojamas Lietuvoje virš 10 metų, tikrai daug valstybinių sektorių naudoja šitą produktą, iš atviros informacijos, tarkim, tokie kaip Regitra, Frontmaxo grupės, tikrai produktas jau Lietuvoje yra senai ištestuotas ir puikiai veikiantis. Ar yra, dar paklausė Edmundas, ar yra naršyklių nustatymuose slaptažodžių išsaugojimo ir automatinio pildymo draudimas? Aišku, yra, jo, kaip ir rodžiau, galima iki net tokių mažiausių smulkmenų uždrausti, kad naršyklė nieko nesaugtų ir nieko automatiškai nepildytų. Ir dar Onutė paskutinis klausimus paklausė, kompiuterio useris neturi patvirtinti prisijungimą, tai prasme galima jungtis slaptai. Taip, galima prisijungti slaptai. Aišku, kai jūs pradėsit kažką daryti tame kompiuteryje, tai galutinis naudotojas to pamatys, bet jeigu jums reikia tik tarkim, pažiūrėti, ką jis daro, tai jo galima jungti slaptai, be jokio pranešimo ir vartotojas to nežino. Tai gerai, kaip atrodo, kol kas visus klausimus atsakiau. Einant toliau. Aišku, eisim prie pačių ataskaitų. Šitame produkte yra tikrai labai daug ataskaitų, kurie yra jau padaryti, taip sakant, tokie šablonai pagal pačius naudotojus, permanagementų, konfiguracijų, self-service portalų, inventorių, naršyklių ataskaitos, įrenginių ataskaitos. Tai jų tikrai yra daug, bet aišku, galima ir padaryti savo tam tikrą ataskaitą pagal tų dalykų, kurie jums reikalingi. Tai ir dar norėčiau vieną kartą, kadangi netaip stipriai parodžiau, prieiti prie pačio System Managerio, kur kaip ir rodžiau, galima ant tam tikrų įrenginių paleisti kažkokį Task Managerą, galima paleisti, tarkim, rodyt command promptą. Nereikia jungtis prie to kompiuterio arba to įrenginio, kad kažką paleisti. Mes viską turim čia, nuotolinio prisijungimo dabar nėra, bet mes vis tiek galim kontroliuoti, išsaugoti tam tikrus skriptus, taip toliau. Tai grįžtant prie mūsų demonstracijos, dar norėčiau parodyti konfiguracijų. Ant kiek jų yra iš tikrųjų daug. Yra jau sukurta tam tikri šablonai pagal šitas konfiguracijas. Tai konfigūruot galima beveik viską. Tarkim, nuo USB portų iki displejų, iki naršyklių, pačio Wi-Fi. Ir kaip jūs matot, kai aš privedžiu prie beveik kiekvieną iš jų, galima tai valdyti pagal patį userį, tai galinį naudotoją, arba pagal kompiuterį. Tai labai padeda tokiais atvejais, kai, tarkim, įmonė turi 2 pamainas ir 2 žmonės dirba per vieną kompiuterį.
Tai tos saugumo ir valdymo nustatymus galima padaryti ne pagal kompiuterį, o pagal patį userį. Tai net jeigu du žmonės prisijungia skirtingais metais prie vieno kompiuterį, kiekvienas iš jų turės savo tam tikrus nustatymus. Tai ir kaip jūs galit pamatyti, irgi, kaip ir minėjau, ten paspaudžiat, tai jo. Ir tai galima daryti kaip ir su Windows'u, taip ir su Mac'u, taip ir su Linux'u. Aišku, ant Linux'o ir Mac'o tų konfiguracijų yra biški mažiau, bet jie kaip ir didėja su kiekvieną dieną ir pagrindė, aišku, yra visada Windows'as. Bet, kaip ir minėjau, produktus palaiko kaip ir Windows'inių įrenginių, kaip ir Linux'ų, Apple'ų, iOS'ų, Android'ų, sakau, nuo Windows XP praktiškai galima skaičiuoti. Iš demonstracijos pusės tikriausiai bus kaip ir viskas. Pagrindinis funkcionalumus parodžiau. Vėlgi, jeigu turit kažkokių klausimų, drąsiai rašykit. Atsiprašau, kad aš pirmą kartą ne iš pradžio atsakiau, biškai ne ten žiūrėjau, bet dabar viską matau. Tai einant toliau, kodėl tikrai verta rinktis Endpoint Centralą? Tai kaip jūs jau spėjat pamatyti, tai labai didelės plačios galimybės, galima valdyti savo būtent IT, visą savo įmonės IT iki tikrai mažiausių smulkmenų. Tai yra taip pat labai didelis IT laiko sutaupimas. Kaip ir pradžioje sakiau, kad ką daryti, jeigu reikia atnaujinti 1000 renginių per vieną dieną, tai paskaičiuokit, kad tai užimtų, tarkim, 2-3 valandas kiekvienam IT inžinieriui per dieną. O inžinierių gali būti daugiau, tarkim 10, tai būtų nuo 20 iki 30 valandų, o su šitų įrankiu tai užima vieną inžinierių laiką ir užima nedaugiau kaip valandą. Atnaujinimai per 48 valandas, mažiau faktiškai negu 48, čia maksas. Agentas pastoviai atnaujina save, ieško atnaujinimų, skanuoja visą sistemą, žiūri, kokie pažeidimai gali būti, tai agentas labai dažnai atsinaujina. Ir aišku, mažiau įrankių, mažesnis išlaidas. Tai kaip ir parašyta, vienas įrankis tikrai efektyviam IT valdymui, tai vėlgi mačiau daug situacijų per savo patirtį, kai žmonės naudoja po 5, po 6 kažkokių įrankių, kad suvaldyt, kad stebėjant, tai šitas įrankis apima viską vienu momentu ir reikia faktiškai nuo vieno inžinierių. Einant toliau, kalbant apie integracijas, tai su dažnai naudojamų produktų, tokie kaip ServiceNow, Zendesk, Jira, Tenable, yra pilnas integracijas ir jų tikrai yra daug. Aš tik čia padėjau tokius pačius aktualiausius. Produktas tikrai pritaikytas prie to, kad jis dirbtų su kitais populiariais, taip sakant, produktais. Ir dėl to galite pamatyti, kad Endpoint Centralą pasitikė tokie didelės įmonės kaip NASA, Honda, Volkswagenas, IBM, Vienna Insurance Group. Ir kaip ir minėjau, pas mus Lietuvoje iš viešaus sektorių, tai yra Regitra, Frontmaxas, irgi daug viešojo sektorių. Tai ir tikriausiai prieisim prie pačio maloniausio dalyko, kad jūs galite išbandyti šitą produktą jau dabar. Tai yra dvi opcijos, kai galima išbandyti. Jeigu jūs nesate didelė įmonė ir jums reikia, tarkim, iki 25 renginių, tai jūs galite gauti absoliučiai visą pilną produktą visam gyvenimui nemokamai. To galima daryti, jeigu pas jūs yra maža įmonė, arba jeigu jūs norite paprastai ant 10 renginių ištestuoti. Dar iš kitos pusės, jeigu pas jūs yra didelė įmonė ir jūs, tarkim, turite virš 1000 tų renginių ir jums, kad pasijungtų 10-25 renginių ir patestuot, jums to neužteks, tai visada galima susisiekti su manim ir gauti tą būtent bandomoją versiją, kuri yra prisitaikyta prie jūsų poreikius. Tai šiuo momentu kaip ir viskas. Ačiū, kad prisijungėt. Dar turėsim mažą Q&A, bet taip pat norit, kad praskanuotum šitą QR kodą, pridėtum mane LinkedIn'e, taip pat yra čia mano elektroninis paštas.
tai man būtinai galima rašyti per elektroninį paštą, ar per LinkedIn, jeigu turit klausimų dėl šito produkto, jei norit įsigyti, norit išbandyti, arba jau naudojat šitą produktą, tai ir jums reikia kažkokios techninės pagalbos, tai su mielu noru visada padėti.